ir turime kovoti su tokiais pažeidimais. Ačiū. Toliau ponė Blinkevičiūtė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjui Georgijui Pirinskiui už tikrai profesionaliai atliktą darbą ir puikiai pravestas derybas. Tačiau nerimą kelia ne tik nedeklaruojamo darbo mastas, bet ir visuomenės tolerancija šiam reiškiniui. Todėl pirmiausia ir raginu valstybės nares kaip galint daugiau dėmesio skirti prevencijai ir darbuotojų švietimui, kad nelegali veikla tiesiog būtų nepateisinama. Mes privalome šviesti visuomenę, kokias neigiamas pasekmes sukelia nedeklaruojamas darbas. Nes iš tikrųjų iš vienos pusės tokį darbą dirbantis darbuotojai yra be jokių socialinių garantijų, gauna mažesnį darbo užmokestį, vėliau mažesnės pensijas ir iš kitos pusės valstybė surenka mažiau mokesčių, todėl yra daromas neigiamas poveikis socialinės apsaugos sistemoms, šalių vidaus ekonomikai, pagaliau yra iškreipiama konkurencija. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad nedeklaruojamas darbas yra paplitęs ir tuose sektoriuose, kur dirba daugiausia moteris. Atkreipim dėmesį, štai pavyzdžiui, senelių, vaikų, ligotų, neįgalių žmonių priežiūros sektorius, namų ūkio darbai, valytojos, auklės. Šiuose sektoriuose yra sunku sukontroliuoti šiuos sektorius ir ištraukti tos žmonės iš šešėlio, o juk ten dirbantys žmonės iš tikrųjų daugumoje atveju neturi jokių socialinių garantijų. Taigi labai tikiuosi, kad Europos platforma dėl nedeklaruojamo darbo bus efektyvi, padės stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą. Pone komisarė Tyson, kalbėdama jūs pasakėte, kad dėsite visas pastangas, jog ši platforma pradėtų veikti dar iki vasaros. Linkiu geriausios sėkmės, kad taip ir būtų. Thank you. Mr. Krasnodębski, 1 minute. Ponas Krasnodębski, 1 minutė. Europos platforma gali prisidėti prie tokio nedeklaruojamo darbo reiškinio.